Sekmadienio vakarą Londono mados savaitėje dizainerė Vivienne Westwood demonstravo ant podiumo firminių ženklų tapusi savo siuvinėjimą. Pavasario vasaros drabužių linijos Red Label kolekcija pasižymėjo jaunatviškų ir eklektiškų drabužių ir aksesuarų derinių, įskaitant garsiuosius Westwood langelius ir juostas, struktūruotų švarkus ir kelnes, turbanų stiliaus kepures, gražias gėlėtas bei kiek grubiau atrodančias sukneles, dėvimas su suplėšytomis aptemptomis kelnėmis ir batais, bei šou užbaigusius, prigludusius sidabrinius drabužius. Kalbėdama užkulisiuose, Westwood teigia esanti įsitikinusi, kad kolekcija yra elegantiška ir labai gerai pasiūta. Manekenių veidai buvo išpuošti ryškiomis spalvotomis dėmėmis, kurios pasak Westwood turėtų suteikti šou teatrališkumo. Tai labai teatrališka, tarsi žalios dėmės ant viso tavo veido. Bet tai turi atrodyti, tarsi tai būtų atspindys nuo kažko. Mes nesugadinome lūpų, akių ir panašiai. Tai tiesiog atspindys ant veido. Pirmoje žiūrovo eilėje sėdėjo aktorė Pamela Anderson, manekenė Janice Dickinson ir Nicole Roberts iš pop muzikos grupės Girls Aloud. Vis dėlto mados šou nebuvo skirtas vien tik madai ar linksmybėms. Westwood pasinaudojo juo, siekdama atkreipti žmonių dėmesį į aplinkosaugos klausimus. Vietoj prekių maišelių svečiai ant savo kėdžių rado nerūdijančio plieno vandens butelius su žinute, skatinančia juos galvoti ne tik apie madą, bet ir apie šiandien pasaulyje esančią klimato atšilimo problemą. Šou skelbimai buvo panaudoti Westwood įsipareigojimų labdaros organizacijai Reprieve, kuri padėjo išlaisvinti Benjimą Mohamedą iš Guantanamo įlankos reklamai.